Sveiki visi. Turbūt ne vienam iš mūsų yra kirbėjęs klausimas, kuris, tiesiog neduoda ramybės. Kodėl taip dažnai atrodo, kad tie, kurie elgiasi nesąžiningai, kurie lipa per galvas, klesti ir maudosi sėkmėje? Šiandien panagrinėkime šį reiškinį ir iš įprastos, ir iš gilesnės, kosminės perspektyvos. Na ar ne, visi esame matę pavyzdžių, kaip savanaudžiai manipuliuojantis asmenys kyla karjeros laiptais, kraunasi turtus ir, regis, gyvena visiškai be jokių rūpesčių. Žiūrint į tai, natūraliai kyla klausimas, o kur teisingumas? Ar jis apskritai egzistuoja? Šioje apžvalgoje kaip tik ir pabandysime rasti atsakymą. Gerai, pradėkime nuo to, kas akivaizdu, nuo paviršiaus, kaip mes dažniausiai suprantame sėkmę. Tai, ką matome išorėje, pinigai, valdžia, populiarumas, būtent tai ir tampa tais pagrindiniais pasiekimų matais. Ir čia pasirodo slypi dalis mįslės. Ir čia yra tas, nešvarus pranašumas. Žmonės, kurių negraužia sąžinė, jie tiesiog žaidžia visai kitokį žaidimą. Jie nesustoja ties moralinėmis dilemomis, kurios priverstų susimastyti sąžiningą žmogų. Melas jiems tik įrankis, o kiti žmonės tik laiptelis tikslo link. Būtent šis betodairiškas ėjimas kierų į sienas ir leidžia jiems taip greitai judėti į priekį. Bet, ir čia yra didžiulis bet. Tas išorinis fasadas yra viena, o kas dedasi viduje, visai kas kita. Sėkmė, kuri pastatyta ant apgaulos ir kitų žmonių skausmo, yra neįtikinai trapi. Viduje kaupėsi tuštuma, nuolatinė paranoja, kad bus demaskuotas, o kalte graužia iš vidaus. Tai sėkmė, kuri neatneša ramybės. Priešingai, jį ją atima. Gerai, dabar nerkime giliau. Palikime tą paviršutinišką vertinimą ir pažvelkime į viską iš, sakykime, kosminės perspektyvos. Jis siūlo kur kas plačesnį vaizdą ir paaiškina, kodėl tas teisingumas, regis, kartais taip vėluoja. Žinote, pagal šį požiūrį visatoje nieko nebūna šiaip sau. Kartais ta sėkmė, kurią matome, yra tiesiog senos, geros karmos likučių išnaudojimas. Kitais atvejais tai gali būti visatos planas leisti žmogui pakilti kuo aukščiau, kad pamoka, kai ateis laikas kristi, būtų kuo aiškesnė. Bet svarbiausia, kiekvienas nesąžiningas veiksmas kuria naują, sunkią karmą, už kurią atsakyti teks neišvengiamai. Štai čia ir yra esmė. Ši mintis viską sudėlioja į vietas. Visata nėra baudėjas, ji tobula mokytoja. Vadinasi, tokia sėkmė nėra dovana. Tai yra tiesiog užduotis, kuri anksčiau ir vėliau bus išspręsta. Pagalvokime apie istorijos pavyzdžius. Tironai, finansiniai aferistai, visi jie turėjo savo šlovės akimirką, kuri baigėsi vienatve, ligomis ar visišku žlugimu. Gerai, kad tai suprastume dar geriau, panagrinėkime 5 pagrindinius dėsnius, kurie, sakoma, ir valdo visą šį kosminį teisingumo mechanizmą. Taigi, pirmasis – laikino atidėjimo dėsnis. Pagalvokime apie tai šitaip. Visata nėra baudėjas, kuris iškart smogia. Ji duoda laiko, ji tarsi sako, štai tau šansas, susimąstyk, pakeis kursą, kol nevėlu. Tai tarsi atidėtas mokėjimas. Jei žmogus pats nesusipranta, atoveiksmis tampa neišvengiamas ir dažniausiai smogia tada, kai mažiausiai to tikimasi. Keliaujam toliau. Antrasis – paskutinės šviesos dėsnis. Įsivaizduokime tai kaip, karminę avansą. Galbūt praeitame gyvenime buvo padaryta daug gero ir dabar žmogus gauna paskutinį atlygį, paskutinę šviesos dovaną. Tai tarsi priminimas. Žiūrėk, tu gali būti šviesus, grįžk į šį kelią. Tai paskutinis šansas prisiminti savo tikrąją prigimtį. Gerai, trečiasis. Šis yra labai svarbus. Iliuzijos testas. Tai yra vienas didžiausių testų apskritai. Kai gauni pinigų, valdžios, kas tuomet nutinka viduje? Ar išlieki žmogumi? Ar padorumas, sąžiningumas niekur nedingsta? O gal viską pasiglemžia ego? Jei šis testas neišlaikomas, viskas, kas buvo gauta, anksčiau ar vėliau subirai dulkės. Gerai, ketvirtas. Dabar pakalbėkime apie energijos kokybę. Čia viskas labai logiška. Kiekvienas blogas poelgis, kiekvienas melas – tai tarsi, energetinė šiukšlė. Ji kaupėsi, teršia asmeninį lauką. Iš išorės gal dar viskas blizga, bet vidus tiesiog pūva. Ir kas nutinka, kai vidus pūva? Pradedi traukti prie savęs panašius dalykus, pavojų, negatyvius žmonės, nelaimės. Ir pagaliau, penktasis, kuris viską apjungia – neišvengiamos sielos augimo dėsnis. Galų gale, viso šio didelio kosminio plano tikslas, sakoma, yra vienas – sielos augimas.
Visi mes čia tam, kad mokytumėmės. Ir jei pamokų neišmokstame garuoju, gyvenimas suranda būdų jas išdėstyti kitaip. Per skausmą, praradimus. Ne tam, kad nubaustų, o tam, kad priverstų pagaliau atsimerkti ir augti. Taigi, kai viską sudedame, kokiagi ta tikroji sėkmės iliuzijos kaina? Man atrodo, geriau ir nepasakysi. Nuodingas vaisius. Išoriškai viliojantis, bet viduje mirtini nuodai, kurie lėtai naikina ramybę, džiaugsmą, o galiausiai ir patį gyvenimą. Bet jei visa tai tik apgaulingas blizgutis, tai kas tada yra tikrasis laimėjimas? Kas yra ta sėkmė, kurios tikrai verta siekti? Ir atsakymas pasirodo yra labai paprastas. Tikrasis prizas nėra išorėje, jis yra viduje. Tai ta vidinė ramybė, kai žinai, kad elgiesi teisingai. Tai švari sąžinė, kuri leidžia ramiai miegoti. Tai laisvė nuo nulatinės baimės ir kalties. Tai gebėjimas jausti nuoširdų ryšį su kitais, noras padėti, meilę. Štai kur tikrasis nepraeinantis turtas. Ir čia norisi pabaigti viena labai svarbia mintimi. Gyvenimas nėra kerštingas, bet jis yra nepaprastai teisingas. Mes tik nematome viso vaizdo. Mūsų požiūrio kampas yra tiesiog per siauras, kad apriektume visą didžiąjį kosminį planą. Taigi, pabaigai paliksiu vieną klausimą, kurį verta užduoti savo. Ar išorinis spindesys vertas vidinės tamsos? Atsakymas, manau, slypi kiekvieno iš mūsų širdyje. Jeigu norisi dar giliau panirti į šias ir panašias temas, daug vertingų įžvalgų galima rasti motivatoriaus.lt. Dėkoju, kad buvote kartu.